Labą visiems. Šį kartą esam dviese. Norėjau pristatyti savo kolegą Algį. Sveiki, malonu. Algis pas mus ieškos projektų. Seniau aš tą darydavau, bet supratau, kad norint vystyti ir auginti verslą, reikia visą laiką turėti pagalbos, stipresnę komandą, daugiau žmonių, kurie padėtų skirtingos srityse. Tai su Algiu mes šiandien praseisime per projektus ir kartu norėjau padaryti tokį įdomesnį video, daugiau papasakoti tiek apie pačią komandą, kas sudaro Insta grupę, Insta projektai, tiek papasakoti apie šitą projekto atsiradimą. Pirmą klausimą sugalvojau Algiui, jisai dirba pas mus tik 3 savaitės. Tai kiek projektų pavyko rasti panašių kaip Papiškės per 3 savaitės? Jeigu atsižvelgti į visus viešus portalus, viskas, kas yra prieinama, tai yra labai sunku. Na, skaičiai nesudaro logikos. Dažnu atveju skambučiai, visi domėjimaisi vidiniais projektais, kas nepasiekia viešos rinkos, tai iš brokerių jau ne pirmą kartą girdžiu, kad tai išeina pas jos vidiniai sistemai. Ir surasti va tokį projektą už gerą kainą, kas sudaro logiką skaičiuose, yra tik per pažintis. Ir tos pažintis būtų jau, kitas klausimas tau, jūs tai tiek metų vis tiek darbuojasi. Kaip tos pažintis, per kur tas pažintis, ką daryti? Esminis dalykas, ką aš ir supratau, mes nesirepetavom, iškart sakau, viską darome, klausimai natūralūs. Tai esminis, ką aš supratau, norint būti verslininku, reikia būti gerų pardavėjų. Norint būti gerų pardavėjų, esminis dalykas turi būti plepalas. Reiškiasi, žinot tos žmonės, kur sako, neduok pavalgyti, duok pašnekėti. Tai va aš toks. Esu girdėjęs irgi vieną. Ir kai rinkausi Algį, buvo lygiai taip pat, kolegė sako, bet jis plepalas, jisgi nežino, jis dar neturi daug naujo. Sakau, būtent reikia žmogaus, kuriam patiktų santykis, pats užmezgimas. Tai jo, šitas projektas būtent taip ir atsirado. Tai yra dėka susitikimų su žmonėm, draugysčių atsiradimų ir tiesiog aš dėjau į Facebooką tokį postą, kur aš paklausiau, tai buvo postas, ieškome darbo, su tokia įdomi antraštė, kaip bedarbiai, komanda sėdi bedarbiai. Neturiu ką veikti. Jo. Ir ieškome projektą ir paskambino žmogus, sako, žiūrėk, galbūt įdomu susitinka vieną projektą apsižiūrėti. Tai tas santykio sukūrimas, kad realiai žmonės tikrai norėtų susidalintis, tai nėra tiesiog, kad oi, sveiki, čia aš toks ir anoks, čia dabar duokit man projektų, mes čia bendrausim. Ne, jūs turite duoti ir naudą atgal. Tai va tokie video kaip čia, tas know-how pasidalinimas, tas istorijos papasakojimas, tai kuria santykį. Ir su to pačiu žmogum, vakar dar šnekėjome telefonu apie finansavimą, kaip jis daro, kaip aš darau, kad tą informaciją pasidalinti. Tai santykis kuriamas taip, ilgai, nuoširdžiai ir tikrai. Tai čia irgi turbūt dalis tos naudos, tie visi filmukai, video. Taip. Tai nedaugelį išvysti tą vidinį informaciją, ar ne tą insightą visą. Aš ką supratau, iš tikrųjų, nori surasti pinigų, rodi, ką darai. Nori surasti galimybių, rodi, ką darai. Tai žmonės šiais laikais, ta socialinė medija yra labai populiaru. Galingas įrankis. Jo, nepamirškite subtitrus įdėti, irgi labai svarbu. Žmonės dažnai be garso klauso, bet realiai tai yra didelis įrankis. Tai einam gal per projektą pasižiūrėti. Keliaujam. Ir jūs tai man kilo klausimas, taip viskas gražu, faina, miela, gyvent malonu, ar ne? Bet kokie tie iššūkiai būna? Vis tiek, žinom, kad rangovai dažnu atveju nepasirodo. Tai bent jau girdėt, ar ne? Kas yra tie pasikartojantis įvykiai, su ko susiduria? Čia būtų galima turbūt apie kiekvieną tokį didesnį projektą kažką pasakyti daug. Tai pradėkim nuo pačio pirkimo. Šitas projektas buvo neteisingai nupirktas. Ok, ką tai reiškia? Pirmas dalykas yra toksai PVM užskaita. Mes tikėjomės, kad PVM, tas 310 plus PVM, tai tas PVM dalis bus pilnai 100% užskaityta. Jinai nebuvo užskaityta, reiškia, reikėjo papildomai pinigų, kad uždengti likusią sumą pirkimo. Dar vienas dalykas, namas priešais mus, jis dar nebuvo gautas statybų leidimas. Ir atrodo, ir kas čia tokio, persirašysim įgaliojimus ir padarysim. Ne, nutrūko visas ryšys, visas procesas. Viską per naujo. Tai realiai dar kainavo 1000 architekto darbo ir realiai jis turėjo surinkti visus naujus parašus ir vėl iš naujo pateikti info statybą ir vėl iš naujo gauti pritarimus ir realiai viskas gavosi per naujo. Tai kiek čia turbūt ne piniguose, bet laiko išteklis. Laikė ir nepatogu labai tampa kiemai. Jisai pats paskutinis, tas trinkeles mes galėjom daug anksčiau daryti, bet realiai mes jų negalėjom, nes sunki technika vežė blokelius visokius. Toliau, kas dar svarbu, tai tie patys rangovai paminėjai.
Jo, mes iš pradžių galvojame paimti vieną rangovą, ten, pavyzdžiui, mūrininkus. Visiems namam pasirašyti sutartį ir taip toliau. Ir kas pasimatė, blogai. Jeigu mūrininkas neturi pakankamai resursų, nors tuo metu sako, kad turi. Turbūt visi sakys, kad turi. Visi sako, kad turi, visi nori turėti darbo. Ir paskui gaunasi taip, kad mūrininkai vėluoja, tada apšiltinimas vėluoja, tai kur mes susifeilinam, tai langus užsakėm per vėlai. Bet va tokie dalykai realiai suvėlavo ir mums dabar išsitėmė projektas dar 2-3 mėnesiai. Užvėlam. Dėka tik tais gera, kad čia dabar yra gruodžio mėnesis ir mes turim saulę. Jo, dėkinga žiema, turbūt kaip ir praeitais metais, tikėkime, taip ir bus, nes galima dirbti, galima judėti ir tai nesukelia kažkokių dar papildomų problemų, kaip įšalas, minusas ir panašiai. Jeigu įdomu, rašykite komentaruose klausimus, atsakysiu, pasidalinsiu visais skausmais ir negalavimais, bet realiai, taip yra, tai tos pamokos moko grūdina, jau dabar iš karto žinom, nėra leidimo, net neperkam arba padaro leidimą, tik tada galim pirkti, kad to proceso nesugadinti. Ta realybės, tas apčiopimas jau toksai yra. Jo. Supratau. Atsiprašau iš karto už tvarką, bet statybos. Liko nedaug, bet žinokit, vis dar statom, tai tikslas ir buvo parodyti tą tikrą realybę, nenuglūdintą namą. Turim ir nuglūdintų, bet ten jau nebūtų taip įdomu filmuoti kaip čia. Nes šitas projektas išsiskiria savo pirkimo kainą. Kad suprastume, čia yra tik 25 arai ir šitie 25 arai kainavo 310 000 plus PVM. Realiai atrodo crazy, bet jeigu paskaičiuotumėte, kiek ploto čia galima pastatyti, aritmetika sueitų. Plus, kas labai svarbu, tai turbūt jau sakiau, vieta. Tai čia yra Vilniaus miestas, Pilaitės rajonas ir stotelė yra už kokio 150 metrų. Tas yra labai svarbu. Plus, tai yra 10 kotedžų, kurių plotai yra nuo 84 iki 114. Pirkit. Ne, iš esmės tai reiškia, kad daug kas galės tokius kotedžus įpirkti, realiai jų kaina yra ta pati, ką Pilaitėje pirktum buto kaina, tik tais gauni dar terasą su kiemu, kur galėsi pasikepti mėsos. Tai vat šitas projektas susidėliojo aritmetika tik tada, kai aš paskaičiavau į plotą, kiek statomo ploto galim padaryti. Kitu atveju čia būtų nesąmonė šitą projektą pirkti. Bet tas plotas irgi dar neblogai gaunasi. Žmonės ir terasą turi, ir parkingą turi, kur pasiparkuoti automobilį. Realiai visas kiemas yra vien tik trinkelės ir dar įdėsime šlagbaumą. Šlagbaumas tiesa, tai pertrauksiu. Viskas gerai. Bet šlagbaumas kilo paskutinė mintim, kad čia yra toks dalykas, kurį privalai padaryti. Iš pradžių mes galvojame nedėti to šlagbaumą, nes kam žmonės patys įdės. Bet projektas turi būti užbaigtas ir duoti tą privatumą. Tai realiai bendrystės jausmas toksai to pačiu irgi. Taip. Būtent šitie 10 naujų šeimų, kurios čia atsikraustys, jos turės savo kiemą, kur galės bėgioti vaikai ir bus uždaras šlagbaumas. Tai žinau, nes pats tokioje gyvenu vietoje, kur yra šlagbaumas, varteliai su pulteliais ir aš net neatkreipdavau dėmesio, kodėl mes čia į šlagbaumą neįdėdam. Taip, žinoma. Taigi jūs apie tave žinau jau ne pirmi metai. Iškart po mokyklos nuėjau kariuomenę, po kariuomenės atėjau į Starfišą kaip savanoris. Tai pirmą kartą turbūt ir vyko mūsų tas kontaktas, susipažinimas. Taip. Ir tenai žinau, kad buvo pats tavo pirmas projektas, tai Grybo gatvėj butas. Pirmasis butas 33 kvadratai, cokoliniam aukšte, Grybo gatvė 33. Ir galima šiek tiek plačiau apie tai. Nuo vieno buto, nuo emocinio persilaužimo, iki tokių projektų, iki tiek pinigų suradimo. Kaip tai vyksta? Tai ir vyksta bandymo būdu. Aš dabar prisimenu, kai aš dar mašinas moku šiek tiek taisyti, bent jau tikrai mokėjau, variklį mokėjau perinkti. Tai ir mes nuvažiavome su draugu tiesiog į autoservisą ir sakom, o kaip reikia amortizatorių čia išimti. Ir jis sako, tai imi raktą, suki ir išėmė. Ir mes galvom, oho, ačiū, tu prasai nesugalvojom. Tai šiaip, jokas jokais, bet su butais taip ir yra, kad, o kaip sužinoti apie butus? Nusipirk vieną butą, butuką, bendrabučio tipo kambarį, paleiski nuomą. Per tą išmoksi daug daugiau, per tą praktiką tiesiog išmoksi. Tai taip ir atsirado. Ta vieną butą pamėginom, pardaviau, nes pats emociškai vieta nepatiko, tas cokolis man nepatiko. Tada supratau, kad reikia kažko tais daugiau. Tai taip prasidėjo su asset partneriais, mes ten padarėm gal 100 butų. Tada išsiskyrėme, aš pradėjau kurti savo verslą, ten didinti savo komandą.
ten darėme kitus butus, ten padarėm gal 40 butų. Tai viso kokius 140 Plius 450, jo. Nu ir tada supratau, kad seni objektai yra seni objektai, bet labai norėčiau naujus pastatyti, tvarų kažką naujo, kažką gražaus, kur būtų lygios sienos, kur viskas būtų iš naujo pastatyta, kur jau taip, kaip mes norime. Tai iš to ir gimė, kad noriu namus pradėti statyti. Ok, tvarka. O apie pinigus? Viskas paprasta. Šitą tiesiog paprašai draugelio milijoną ir jis perveda ir tada padariau. Čia nėra ką labai įsiplėsti, iš tikrųjų, juokauju. Na, tas milijonas irgi per daug turbūt metų įdirbio, parodymo, pasitikėjimo, kūrimo. Vien Elfa projektui teko pritraukti per 1,5 metų 2,2 milijonų. Tai buvo iššūkis man, didžiulis iššūkis iš tikrųjų, kiekvieną dieną jaučiau spaudimą, neapmokėtas sąskaitas, reikia objektą pabaigti, objektas geras. Tai dėka to pavyko surasti daug naujų investuotojų, galvoti įvairiausių strategijų, kaip tokį objektą finansuoti, daryti. Tai kad suprastume, tas paskolas 2,2 milijono be užstatymo, nes jau pastatas buvo užstatytas. Jo, su pasitikėjimu, su išankstiniais pardavimais, tai teko viską kombinuoti iš namų, kur buvo skirti pinigai, dėti į Elfą. Taip. Tai tas dalykas, kad suprastumėte, tai yra santykiai, o santykius reikia auginti ilgai. Tai vat buvo irgi kažkokį mano interviu pamatė, paskambino žmonės, sako, gali investuotojų kontaktus pasidalinti. Tai čia viena iš mano auksinių žąsių, tas įdėlis, kiaušinis. Negali atiduoti. Tai faktas. Čia paslaptis, pirmas dalykas, negali tų žmonių atskleisti informacijos, kitas dalykas, jie yra mano investuotojai. Mano žmonės. Aš sunkiai ieškojau. Supratau. Ir perinant galbūt tada prie to užklasinio, povandeninio, nematomo to darbo. Juk nėra tik viskas piniguose, teisingai. Tai dar yra viskas ir žmonyse, tai iš esmės pats komandos auginimas, mano auginimas, kad suprastume, kiek aš knygų apie vadovavimą, apie verslą perskaičiau, tai yra wow, nes aš suprantu, kad aš nemoku šito. Taip. Ir pirmas dalykas, kai tu esi ir savininkas, ir vadovas, tai prasideda tokie ego dalykai, kur jeigu kažkas blogai, tai tu blogai kažką darai. Tu blogas. Jo, tu blogas. Tai vat šitoje vietoje vyksta daug tokių, kur sausio mėnesį užkariausim pasaulį, ten spalio mėnesį viskas bus gerai, mes žinom, ką darom. Birželį, neblogai, saulė šviečia, atrodo, mums puikiai sekasi, tada ateina ruduo, mums niekas nesiseka, mes nieko nebežinom, kaip blogai. Tada ateina gruodis, toksai, kur pasisveri tos rezultatus, daug ir išmokom, daug ir klaidų padarėm, manau, kiti metai bus geresni, ateina sausis ir vėl užkariausim pasaulį. Ir tas ratas ta kreivė svyruoja, sukasi, ar ne? Sukasi. Aišku. Tai pas komandą? Važiuojam, supažindinsim. O, to leit nereikėjo. Labą dieną. Sveiki. Čia Dainius. Jisai pas mus atsakingas už ką? Už visą šitą, ką matot. Viską, kad čia viskas veiktų. Ja. Ką dažniausiai, kas dažniausiai erzina, vargina arba džiugina šitam? Čia jau pabaiga, tai jau kaip ir viskas jau tvarkoja. Jau vargai baigėsi. Taigi vienas patarimas pradedantiems statyti namą arba statantiems namą, bet pati pradžia. Ko nesuklysti? Oi, daug. Vieną tokį, kur jau šitą padarei viskas. Ko nesuklysti, perkant sklypą, pradedant statybas? Jo. Aš tai sakyčiau, nuo ko pradėti, jeigu perkant sklypą, kad visą laiką pagal, čia kaip aišku, daug tų namukų nepasirinksi, bet jeigu vien būtis, pagal pasaulio šalis, orientacija. Namukas, taip. Supratau. Kad terasa tau išeitų į pietinę pusę. Va čia didžiausias patarimas yra. Ja. Supratau. Ja. Gerai, ačiū. Visą kitą įsprendžiamam. Tai keliaujam į ofisą. Taigi, esame Insta projektų ofise ir pačiam mėgstamiausiam kabinete. Jūs galvojat, mano mėgstamiausias? Ne, pas mane nėra taip malonu. Pas Živilę visi eina, tai susipažinkim su Živilė. Sveiki. Aš šitoj įmonėje esu atsakinga už pinigus, už projektų finansavimą, už investuotojų paskolų sutarčių ruošimą, už jų administravimą, paskolų grąžinimai, palūkanos. Taip pat esu atsakinga už mūsų nuostabią komandą, už algas, už kad komanda džiaugtųsi ir kiekvieną dieną norėtų ateiti į darbą ir su mumis siekti bendrų tikslų.
Kitaip tariant, kai kažkas vyksta labai ne taip, dažniausiai aš einu pas Živilę pagalbos, nes jinai ta, kur sugeba sunkiose situacijose, be ego, šaltais nervais spręsti situacijas. Keliaujam pas kitus komandos narius. Taigi, atvykome pas paskutinius 2 komandos narius ir aš norėjau, kad jūs susipažintumėte su Julija. Julija, už ką tu pas mus atsakinga? Sveiki, esu atsakinga už administraciją, apskaitą ir objektų nuomą. Ok. Labai norėjau, kad pasidalintum tiesiog vienu dalyku, kuris šiais metais tau padarė didžiausią įspūdį ar didžiausias iššūkis, ką šiais metais patyrei mūsų komandoje. Tai tikriausiai Elfų loftai. Jo, ten, kad suprastume, 2,5 kvadratų pastatas, 61 loftas ir Julija turėjo realiai per 2 ar 3 mėnesius. Per 3 mėnesius. Per 3 mėnesius užsakyti visą interjerą, viską patiekti, priimti dalį daiktų. Tai realiai čia jums ne vieną būtų įrengti per metus, o realiai daug vienoje vietoje. Tai ačiū tau. Taigi, susipažinkite su paskutiniuoju mūsų komandos nariu, bet labai svarbia pozicija, kurios neturėjimas, arba Edgaro neturėjimas, praeitais metais mums kainavo, gerai, aš manau, kad 100 000 minimum. Tai Edgarai, kokia tavo atsakomybė, ką tu pas mus veiki? Esu atsakingas už statybas ir statybų biudžetus. Ok, koks tavo didžiausias iššūkis? Buvo Elfų loftai, nes reikėjo persijimti iš rangovo nedabaigtą objektą. Gavom tokį skustą luptą, kur reikėjo greitai prisimti ir pasibaigti. Tai ačiū tau, kad esi, nes tai leidžia mums siekti vis didesnių ir įdomesnių projektų, jo? Neblogą vieną kitą kvartalą planuojam statyti. Tikrai taip. Insta projektų komanda, tikiuosi, pavyko bent šiek tiek pažinti ir pamatyti, kad tai nėra vieno žmogaus verslas. Pamiršau paminėti patį svarbiausią dalyką, be kurio nevyktų projektai. Tai be jūsų investuotojai. Tai kitais metais planuojam gana įspūdingų projektų. Vienas galiu iš karto pasakyti, statysime daugiabučius Anykščiuose. Tai jeigu norite prisijungti, prisidėti prie mūsų projektų, mielai prašom, rašykit, skambinkit ir iki sekančio karto. Ate.